yra be galo greitus šunys, todėl gali ganyti didžiulės bandas, tiek avių, tiek kitų galvijų. Kadangi šuo yra nedidelis, tai apsaugai, aišku, jisai galbūt labai neapsaugos, todėl buvo laikomi kartu su kitais šunimis rimtesniais, tarkim su komandorais, kurie vėlgi turi tos pačius dredus. Ir jie sukeldavo triukšmą, pakeldavo, pažadindavo miegančius komandorus ir jie jau apgindavo tas aveles. Visai neseniai Lietuvoje Baltų korgių mėgėjų klubas organizavo ganimo instinkto testą pirmą kartą Lietuvoje. Labai apsidžiaugėm, kai pamatėm, kad jie organizuoja, ir labai džiaugiamės, kad ir mus tenais priėmė. Ir sudalyvavom su vyresniuoju, nes testas gali būti laikomas iki 9 mėnesių. Ir iš pradžių atrodė, kad sekasi nelabai puikiai, šuolis labiau norėjo žaisti su avimis, negu jas ganyti ir varyti.